Karočią nieko nesupratau, bet labai įdomu. Prisirenki ten ingredientų kažkokių neaiškių ir tau išverda sriubą. Kiek čia man kainavo? 8 eurai. 8 eurai, pažiūrėsim, kas čia bus. Per sriubą nežinau. 33 šilumos šiandien. Karočią aš negaliu jau būti lauke. Pasilgau Dublino. Atsiuntė draugelis nuotrauką iš Dublino, rūkas. Minusas tikriausiai vėsu. Gera taip. Prašau. Sriuba atvyko, 10 minučių nepraėjo. Šį kartą nežinau kodėl. Iš pradžių nesupratau. Karočią pasirinkau 5 numerio pagal aštrumą. Ir dabar supratau, kad man bus pizdėts. Bet kaip sako, jeigu randiesi Romoje, elkis kaip Romoje. Aš šitą sriubą įveiksiu. Arba šita sriuba įveiks mane greičiausiai. Tirštas buljonas. Aš tam asilui sriubą įdėjau 5 šaukštus čili. Aštrumo gerai jaučiasi. Bet ne tai kaip indiškas maistas, kai visiškai neįmanoma. Netgi šaukštą sriubos įsidėti. Taip sakant, pizdėt jums bakterijas. Ašgi tai nežinojau, kad galima pasirinkti aštrumą. Būčiau pasirinkęs 3. Bet kadangi galvojau na chaliavų, 5 daugiau negu 3, galvojau, davai 5. Žuvies kukuliai. Jaučiu tuoj pareis, kai per žarnas čili pramuš. Aišku, iškart reikia apsitaškyti. Kelnes šiandien ploviau vakar. Pastoviai ta pati istorija, viskas krenta iš burnos. Apsimesiu, kad visiškai nekaršta. Tai yra visiškai neaštrus maistas. Kai grybukai. Kažkas panašaus į baravykus. Taigi paconė, supisuik tu ryžių su sriuba, ryžiai pramuša aštrumą. Sėdi išsižiojęs, narglys bėga. Nu jo, gerai sakai, reikia supisuit ryžių, sako. Ryžių. Kitąsyk žinosi asilę, kas yra korėjietiškas maistas. Jau pradėjo prakaitas mušt. Blia, tas asilas čia sėdi, visus man klientus išbaidys. Okei, lėtai.
Oi, kvėpuoju dar. Kvėpuoja. Nelabai sekasi kvėpuoti iš tikrųjų. Pažiūrėkit, jau praėję 10 minučių aš vis tą sriubą kankinu. 5 numeris. Aš galvojau, kad čia papų dydis 5 numeris. Ir instinktyviai pasirinkau 5. O dabar kentėti reikia. Pasižiūrėkit, kokią sriubą. Praėję 10 minučių, kiek aš jos daug suvalgiau. Nuostabi sriubikė. Kaip prisimenu, dabar skrandis pradeda degti. Skrandis ir visas žarnas. Tikrųjų reikėjo palikti tą sriubą ir išeiti per duris nuleidus galvą, bet aš neslabakas, aš įveiksiu šitą korėjietišką sriubą, pasakiau savo. O čia man dabar parėja, nors sriubos suvalgiau kokius 5 šaukštus. Viskas gerai. Anjo hasėjo, kaip sako korėjiečiai. Nu, dar šaukštą supisuik, a gal ne? Nelabai jinai einasi, prakaitas muša. Kažkaip nelabai man sekasi su ta sriuba. Taip norėjau valgyti, galvojau, supisuisiu sriubos. Karočią prakaituoju kibirais. Reikia atsigert dar vandenėlio. Gerai, kad vanduo nachaliavo. Aišku, vanduo nepadeda nieko nuo aštrumo. Tik tai pienas ir alkoholis. O nei vieno, nei kito aš negeriu. Iš principo. Dar galima jogurtą suvalgyti. O, mama. Ką pastebėjau vieną dalyką įdomų. Kai atėjau, nieko nebuvo kavinėje. Atėjo 1, 2, 3, 4, galbūt 8 korėjiečiai ir ne vienas neatsisėdo šitoj pusėje, kur aš sėdžiu. Visi atsisėdo už lango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 žmonės. Ką tai sako? Gal atsitiktinumas? Bet yra toks dalykas, nenoriu sakyti, bet prasideda iš R raidės. Ir ganėtinai paplitęs Pietų Korėjoje prasideda iš R raidės. Daugiau jokių numeris 5. Siaubas, nežinau, kas dabar bus. Na, kas man buvo vėliau suvalgius šitos nuostabios sriubos? Vakare aš nuėjau miegoti ir prabudau po kelių valandų vidurnaktį, pajaučiau, kad labai raižo pilvą. Nuėjau į tualetą ir, kaip sakant, driokstelėjau. Taip driokstelėjau, kad visa sriuba, visi ingredientai, visas mano gerasias ir blogasias bakterijas išėjo per pastulgerį. Atsiprašau dėl detalių, bet kai driokstelėjau, tai driokstelėjau. Vienu žodžiu, ir pasijaučiau taip, lyg man būtų sukilusi temperatūra. Ryte aš prabudau visiškai nekoks, lyg su temperatūra truputį krėtė šaltukas, lyg pas mane būtų temperatūros. Apetito man ryte visiškai nebuvo ir kol atsičiūchinau, praėjo beveik visą dieną nuo tos sriubos. Taigi, jeigu jūs būsite Korėjoje, nebandykite eksperimentuoti su korėjietiško maisto aštrumu.
nes maistas yra labai aštrus. Aš jūs įspėjau. Žmogus, kuris liktai buvo pripratęs prie aštraus maisto, kuris valgė ir indišką maistą, ir tailandietišką maistą, bet korėjietiškas maistas galbūt ne pirmoje vietoje, bet galbūt antroje vietoje po indiško maisto. Ir aštrumas tikrai nelabai malonus. Nelabai, tikrai nerekomenduoju. Geriau 2 kartus atsiklauskite dėl aštrumo, nes korėjietiška virtuvė yra labai aštri. Šioje kavinėje galima buvo pasirinkti aštrumo lygį nuo 1 iki 5, bet aš kažkaip nelabai susigaudžiau situaciją, nes viskas korėjietiškai ir padavėja nelabai kalbėjo angliškai ir aš kažkodėl pasirinkau 5. Iš tikrųjų, man būtų užtekę 2 lygio aštrumo per akis. Ir būčiau aš normaliai pavalgęs, ir būčiau normaliai miegojęs, ir kitą dieną būčiau normaliai pasijautęs. Užtat aš sužinojau, kas yra tikras korėjietiškas maistas. Aš nežinau, ar korėjiečiai valgo numeris 5 kasdieną ar ne, bet aš žinau, kad mano organizmas to nepriėmė ir aš daugiau neeksperimentuosiu.